Kaip gyvenimas? Tobulas. Kuo užsiimi? Driftu. Ir kaip tau prasidėjo kelionė į automobilių sportą? Man tai nuo dviračių. Tai šiaip senai jau drifte esu, su tėčiu ir su tėčio draugais, kur važiuodavom driftą. Tai drifte jau gan ilgai esu. Tai dabar jau pats pradėjau važiuoti. Prieš 4 metus tai. Ir tu pradėjai nuo BMW? Taip. Kodėl būtent BMW? Tačiau galėtų tėtis atsakyti šitą klausimą, nes nesprendžiau mašiną, kokia pirma bus. Tai gal tėtis? Nes autolis priekį varomas. Bet argi Nissaną ten būna visokie Omegų, sako, Taskonų. Mes arčiau Romos. Tai kada tu pradėjai, kada atsisėdai į jau tokį tikresnį automobilį? Pats pradėjau važiuoti nuo 13 metų ant ledo. Čia dar, kur sėdėjau mašinai, tai tėtis važiavo su kokiam 6, bet pats pradėjau nuo 13 važiuoti. O tėtis ten tavo tą idėją pridarė, kad reikia driftinti ar geriau leisti ten į muzikos mokyklą? Tai kad nelabai manęs kas ir klausė, tiesiog pasiprašė, pasisakė, kad labai nori, pasibandė, patiko ir tai viskas ir prasidėjo. O kaip su finansavimu jam buvo? Tai pati pradžia gan paprasta, nedaug kainuojantis važiavimą ant ledo, važiavimas dėvėtom padangom, bet kuo toliau, tuo tas klausimas tampa Brangesnis? Tai, bet šiaip tvarkomės, dėliojamės, kuo daugiau iššūkių gaunam, tuo stipriau dirbam ir bandom juos įveikti ir žygiuoti toliau. Žiūrėk, čia tokia turbūt šeimynė nuotrauka, tėtis duoda startą, ten turbūt mama sėdi? Taip. Taip, mama sėdi. Nebuvo mamai baisu ten? Ne, jai šiaip labai patinka sėdėti šone ir adrenalino gal biškį. Tu pradėjai būtent, dabar jau buvo toks tikresnis BMW, tai iš tikrųjų, kodėl būtent toks kėbulas, kad vis tiek pas mus dažnai būna ir Kem6 arba ten Krekždė. Ar tiesiog taip gavosi? Šiaip šitą mašiną turėjo čia tėtis savo statęs. Kaip žinojo, čia tėtis turėjo šiaip su šitą mašiną važiuoti, turėjo būti pigiai mašina, o pirmukas yra, gan pigus. Tai toks buvo planas, bet gavosi, kad ne pigiai mašina gavosi, o biški brangesnė. Ar būna pigi mašinų drifte? Ne, man atrodo. Pradžiai taip, pirmasis variantas. Ir tada buvo pirmos taurės, čia kurį buvo lygio Pro2? Čia, man atrodo, čia streetas dar buvo, čia pati pradžia buvo 4 vieta. Tai čia pati pradžia, man atrodo, antras etapas kažkas. Ir čia jau Norvegijai tu važiuoji, teisingai? Taip. Ir kaip ten tas streetas atrodo, galbūt gali palyginti, vis tiek esi buvęs Lietuvos etapuose, kaip technika, lygis, organizacija? Tikrai Lietuvoje yra lygis žymiai aukštesnis, organizacija irgi, kitas levelis. Tai jo, čia Lietuvoje galiu pasakyti 10 kartų geriau negu Norvegija. O čia Simpro? Pro2? Jo. Čia jau kai laimėjau Semi-Pro čempą Norvegijai. Tada tu buvai dar Lietuvoje šiemet, 2 etapuose. Taip. Kaip tu čia? Buvau Driftiškėse ir Klaipėdoje. Tai važiavau Semi-Pro ir laimėjau abudu etapus. Ir tau čia nebuvo per lengva? Aišku, buvo ką veikti, bet kažkaip pasisekė. Turit idėją dėl kitų metų? Manau, kad bandysim, važiuosim tikrai Lietuvoje pilną sezoną. Kurį? Manau, kad pradėsim nuo darželinukų lygio. Streetą? Aha. Mes turim 3 litrį, kuris stovi garaže, why not? Manau, kad lietuviška streeto lyga gan stipri yra, nes yra labai daug dalyvių, automatiškai į top 3 papuola stiprus driveriai ir labai gera terpė tobulinti įgūdžius ir... Ir čia šneka tie, kurie tvarė tik Semi-Pro ir apkurtų atkimšo. Jo, bus įdomu, bet nes, sakykime, pagrindinis mūsų tikslas yra dabar važiuoti su tą esamą 3 litrų mašiną, nes geltonas yra parduodamas su tuo tikslu, kad judėti priekį, tai žiūrėsim.
Kokie planai dėl Pro lygos? Iš tikrųjų kažką galvojat, negalvojat? Nu, tai Būtent dėl to, kad mes kaip buvom Rygoj, su Vaškeliu ir Levicku ginčytas, kurį variklį dėti reikia. Tai ne, be abejo, mes informacijų renkamės, turim tam tikras svajonės, kurias norėtume įgyvendinti. Aišku, pagrindinis niuansas tai yra finansai. Ir mūsų turbūt geltona mašina tai yra bilietas į Pro. Nes kaip ir minėjau, sakau, tie mūsų biudžetai nėra kosminiai ir viskas vyksta savo eiga ir dėl to pavykus galbūt parduoti geltoną automobilį, galėtum konstruotis Pro lygio. O tuo metu važiuoti su 3 litrų, kad nebūtų pertraukas. Kad neužsimiršta, ne? Jo. Bet gyvenimas parodys, neparsiduos geltonas, tada važiuosim toliau su juo. Taip, bet, todėl sakau, negalim sakyti, kad turim tikrai konkrečius planus, bet bent jau apie skryto lygą galvojam, o toliau Pro 2, Pro matysim su. Koks tai būtų kėbulas, ką jūs galvojat? O, čia yra amžina diskusija, yra 2 stovyklos, yra už senesnius kėbulus, yra kita stovykla už naujesnius. Yra ir pliusų tenais, ir dėl to, labiau, kad pardavus automobilį visada galima pasidaryti, kas jau yra parduodama, galbūt kažką rastumėm, kas jau yra pagaminta, nes visada yra pigiau nusipirkti negu gaminti. Taip, kad, konkretaus nieko dar neturim, tai greičiausiai bus BMW, kai turim. Jo, o variklis gali būti ne Prieš Tunker Džeizekas. Ką manai? Džeizekam atrodo. Įkalbėjai. Kalbėjimo apie pinigus, aš mačiau, kad pas jūs buvo toks pranešimas pasidalintas, kad prekiausit Zestino padangom. Jo, tai mes tapom Zestino atstovais Norvegijai, bandom tas padangas parodyti tenais vietiniam ir rodyti, kad tai yra geras produktas. Ir tai yra irgi vėlgi mūsų vienas iš mažų žingsnelių į priekį ir viena iš galimybių, kurią bandome naudotis ir bandom darbuotis tuo klausimu. Ir tikėmės, kad pavyks, kad Norvegai patikės, kad Zestino yra geras produktas ir pirksės iš mūsų. Ar turit kas nors klausimų Emilio arba jo tėčiui? Ar į kopūskelius atvažiuosit? Jau ne pirmą kartą klausia, ar atvažiuosiu kopūstėlius, labai norėčiau. Kad kopūstėlės oro uoste nėra. Tiesioginio skrydžio. Tai Kaunas turbūt, ne? Karolį, ar duosi mašiną kokią nors? Paieškosim. Jeigu pažadė neapversta, ne? Nepažadėsim, atrodo, kopūstėlius. Tai ką, ačiū tau. Sveiki, mėly vakaro svečiai, malonu su jumis pasisveikinti iš šiltos Šrilankos, saulėtos Šrilankos ir džiugu, kad susirinkot visi ir smagu, kad Gediminas taip pat ir mumis pakvietė į šio vakaro renginį, kuriame esame nominuoti 2 statulėlėmis, tai reiškia metų automobilis ir metų kvalifikacija, kuriuos patikėjau atsiimti savo geram darbuotojui Robertui ir iš tikrųjų malonu, kad šiais metais esame kažką nusipelnę, kad Gediminas įvertino mūsų pastangas su nauju automobiliu ir lygiai taip pat nominavo ir geriausią kvalifikaciją važiavimą. Tai iš tikrųjų, kalbant apie metų automobilį, tai džiugu, kad mums pavyko taip įgyvendinti, kad pavyko jį pristatyti, kad pavyko jį lygiai taip pat gerai ištobulinti ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi šio automobilio, džiaugiuosi šio kūrinio ir tai mūsų ne paskutinis automobilis. Šiais metais mes gaminame tokius pačius dar 2 automobilius, kurie atiteks vienam iš vairuotojų
vienas atiteks man ir lygiai taip pat gaminame dar ir vieną M4, kurį galbūt pardavinėsiu arba nuomosiu. Tai aš labai esu iš tikrųjų nustebęs G serijos platformą ir manau, kad tai naujas ateities pro lygos automobilis bus. M2 ar paprastas antrukas, kokį ir Benas susirinko. Tai iš tikrųjų džiugu, kad šiais metais sekėsi ganėtinai gerai kvalifikaciją sudalyvauti ir iš tikrųjų taip, su šiuo automobiliu man pavyko pasiekti geresnius rezultatus negu su E serijos E92 automobiliu ir ganėtinai gerai pasirodžius kvalifikacijoje šį sezoną ir susimaudavau galbūt varžybose, bet susimaudavau galbūt dėl to, kad pritrūkdavo man treniruočių, o kad automobilis geba važiuoti tiksliai, tai mes visi matėme ir lygiai taip pat jisai yra tikrai konkurencingas, nes ir teko ir pasimatuoti su stipriais vairuotojais Driftmasterių varžybose ir lygiai taip pat Driftmasterių varžybose surinkti Rygoje 86 taškus. Vertinant metų automobilį, esu juo laimingas. Vertinant geriausią rezultatą kvalifikacijoje, esu lygiai taip pat laimingas ir džiaugiuosi, kad dar vis važiuoju, džiaugiuosi, kad yra su kuo pasigalinėti ir tikiuosi, kad su visais susitiksime ateinantį sezoną 2026 metų Lietuvos drifto čempionatą. Tai gero vakaro jums, o aš einu toliau ilsėtis Šri Lankoje su žmona ir iš tikrųjų grįšime neužilgo į Lietuvą. Iki gero vakaro.